2010 m. balandžio 20 d. sprogimas Deepwater Horizon naftos platformoje nusineša 11 darbininkų gyvybių ir atveria gręžinį, iš kurio kasdien į Meksikos įlanką išsilieja 8000 barelių žalios naftos. Nuotoliniu būdu valdomi povandeniniai aparatai, vienas 125 tonų plieno kupolas ir golfo kamuoliukai. Tai yra $1,6 milijardo vertės gelbėjimo operacija, skirta sustabdyti sunkiausią naftos išsiliejimą istorijoje. Deepwater Horizon buvo dinamiškai pozicionuojama mobili jūrinė gręžimo platforma. Ji priklausė Transocean Oil ir buvo išnuomota BP. Gręžimo vieta, žinoma kaip Macondo arba MC252, buvo įsikūrusi už 42 mylių į pietryčius nuo Venecijos, Luizianoje, Macondo žvalgybos plote. Incidento dieną platformoje buvo 126 įgulos nariai. Po to, kai buvo išgręžtas galutinis 5600 metrų gylis ir užbetonuotas plieninis vamzdis, platforma sprogo ir užsidegė. Įgulai bandant suvaldyti tekančią naftą ir dujas, gręžinio galvutėje esantis vamzdis susilankstė. Avarinės atjungimo sistemos nepavyko suaktyvinti išsiveržimo prevencijos įrenginio ir atjungti jūrinio raizerio. Apie šį incidentą esu sukūręs vaizdo įrašą savo kanale apie katastrofas, kurio nuorodą čia pridėsiu. Iškart po incidento BP aktyvuoja savo naftos avarijų reagavimo planą ir pradeda telkti išteklius gręžiniui ir platformai gelbėti. Norėdami atgauti kontrolę ties išsiveržimo prevencijos įrenginiu, jie nuleidžia nuotoliniu būdu valdomą aparatą, kad prijungtų jį prie hidraulinės linijos išsiveržimo prevencijos sistemoje 1500 metrų gylyje po vandens paviršiumi. Prevencijos įrenginys naudojamas naftos gręžiniui užsandarinti avarijos atveju. Jis turi kelis komponentus, kurie gali užsandarinti aplink gręžimo vamzdį, kad uždarytų tik žiedinę erdvę, arba perkirpti gręžimo vamzdį ir visiškai užsandarinti gręžinį. Sistema turi 2 elektroninius valdymo modulius, kurie abu sugedo per avariją, ir hidraulinį valdymo pultą, kuris tiekia hidraulinę galią įvairiems prevencijos įrenginio komponentams. Gręžimo įrenginys prie išsiveržimo prevencijos įrenginio prijungtas naudojant jūrinį stovamzdį. Stovamzdis yra išorinis vamzdis. Riserio viduje yra tikrasis gręžimo vamzdis. Gręžimo įrenginys pumpuoja gręžimo purvą žemyn gręžimo vamzdžiu, kad suteptų grąžto galvutę gręžimo metu. Purvas ir uolienos grįžta į viršų raizerių žiedinėje ertmėje. Tai yra erdvė tarp gręžimo vamzdžio ir raizerio. Riseris jungiasi prie išsiveržimo prevencijos įrenginio bloko, kuris yra 17 metrų aukščio ir sveria apie 400 tonų. Išsiveržimo prevencijos įrenginio blokas jungiasi prie gręžinio galvutės. Kadangi abu valdymo moduliai yra pažeisti, BP inžinieriams reikia apeiti sistemą ir aktyvuoti apsaugos nuo išsiveržimo įrenginį rankiniu būdu. ROV priartėja prie prevencinio įrenginio hidraulinio valdymo skydelio arba prijungimo plokštės ir išlygiuoja hidraulinį jungtį vadinamą hot stab, kuris veikia kaip hidraulinė injekcija. ROV naudoja hot stab, kad bandytų uždaryti vidurinį vamzdžio užspaudiklį ir užsandarinti žiedinę erdvę aplink gręžimo vamzdį. Jei jiems pavyktų užsandarinti šią erdvę, jie galėtų atgauti gaisro kilusio platformoje kontrolę ir į gręžimo vamzdį įpapumpuoti cemento, kad užsandarintų gręžinį. Tačiau ROV prijungia prie bandomojo užspaudiklio hidraulinės linijos, o ne prie vidurinio vamzdžio užspaudiklio. Bandomasis užspaudiklis skirtas tik patikrinti, ar apsaugos nuo išsiveržimo įrenginys gali išlaikyti slėgį. Jis nėra skirtas gręžiniui užsandarinti. Macondo gręžinys 252 ir toliau teka, maitindamas ugnę degančioje platformoje. JOTV pakrančio apsauga nerimauja dėl 700 000 galonų dyzelino esančio Deepwater Horizon platformoje. Ir dėl galimybės, kad išsilies nafta, kurios kiekis, kaip manoma, siekia 8000 barelių arba 336 000 galonų kiekvieną dieną, plonas naftos sluoksnis plūduriuoja vandens paviršiuje, nusidriekęs 2 mylias nuo platformos. Kitą dieną, kai platformoje vis dar dega ugnis, siunčiamas dar vienas nuotoliniu būdu valdomas aparatas, kad naudodamas hot stab procedūrą bandytų suaktyvinti priešfontaninį preventorių ir uždaryti vidurinę vamzdžio sklendę.
Jei tai neveiks, jie turi kelis iš eilės didėjančius veiksmus, kad suaktyvintų kirpimo sklendės išsiveržimo prevencinėje įrangoje, kurie turėtų perkirpti gręžimo vamzdį ir visiškai užsandarinti gręžinį. Tačiau tai yra paskutinė išeitis, jei hot step procedūra neveiks. Per avariją Deepwater Horizon įgula bandė suaktyvinti kirpimo sklendes. Dabar BP vis dar bando rasti būdą to išvengti ir išgelbėti gręžinį. ROV hidrolinis siurblys sugėdo. Bandymas nutraukiamas, o ROV grįžta į paviršių remontui. Ir BP galimybės netrukus taps dar labiau ribotos. Balandžio 22 dieną, praėjus 2 dienoms po avarijos, Deepwater Horizon nuskendo ir į vandenyną išsiliejo 700 000 galonų dizelino. BP siunčia ROV, kad surastų ir įvertintų nuolaužos pažeidimus. Jie randa platformą atvirtusią aukštinkojomis mažiau nei 1/4 mylios į šiaurės vakarus nuo priešfontaninio preventoriaus, o jūrinis raizeris nutrauktas nuo platformos ir guli šalia. Iš raizerio galo ir iš gręžimo vamzdžio galo, kuris kyšo iš raizerio, teka nafta. Dabar BP turi aktyvuoti automatinio nukirpimo funkciją, kad perpjautų gręžimo vamzdį ir užsandarintų gręžinį. Jie siunčia povandeninį robotą perpjauti apsaugos nuo išsiveržimo įrenginio elektros laidų, kad aktyvuotų avarinę automatinio suveikimo funkciją. Tai elektrinė apsauga, kuri įjungia automatinę kirpimo sklendę, jei sistema praranda energiją. Mirusio žmogaus sistema turėtų uždaryti gręžinį avarijos metu be žmogaus įsikišimo. Tačiau per avariją ji nesuveikė, o perpjovus laidus nieko neįvyko. Abu elektroniniai valdymo moduliai yra sugedę. Vieno modulio laidai yra sukryžiuoti ir solenoidas neįsijungia, o kito modulio 9 V baterija yra išsikrovusi. BP nurodo ROV pilotams aktyvuoti automatinio kirpimo paleidimo kaiščio funkciją, kuri yra mechaninė apsauga skirta perkirpti gręžimo vamzdį. Ko inžinieriai nežino, tai kad per avariją vamzdis susilankstė, dėl ko jis nutolo nuo jutiklio linijos ir atsidūrė už kirpimo peilių veikimo zonos. Automatinio kirpimo paleidimo kaištis suveikia ir kirpimo peiliai užsidaro, tačiau vietoj švaraus pjūvio vamzdis tiesiog deformuojamas ir nafta toliau teka. Gelbėjimo komanda naudoja nuotoliniu būdu valdomą aparatą, kad pabandytų dar kartą prijungti hidraulinę jungtį. Bet po daugybės bandymų ir vis didėjančių hidraulikos pažeidimų nebepakanka slėgio visiškai uždaryti peilių. Jie bando dar kartą paleisti paleidimo kaiščio funkciją, bet ji pataiko į storesnę gręžimo vamzdžio sujungimo dalį, o ne į plonesnį vamzdžio korpusą. 4 bandymai nepavyksta ir gręžinys toliau leidžia naftą į vandenyną. BP turi rasti kitą būdą, kaip sustabdyti nutekėjimą. Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija turi įrankį leidžiantį modeliuoti, kaip nafta elgiasi jūroje. Jie prognozuoja, kad 35% naftos išgaruos. 10–15% bus praskiesta, o likę 50% sudarys emulsiją su jūros vandeniu, kurią bus galima surinkti ir išpumpuoti. Iki balandžio 23 dienos naftos išsiliejimas sudarė naftos dėną vandens paviršiuje, kurios plotis 1 mylia, o ilgis 5 mylios. 32 laivai ir 5 orlaiviai yra mobilizuoti, kad paskleistų dispergantus ir naudotų skimerius išsiliejimui valyti. Po 3 dienų, ieškodama išgyvenusiųjų 5000 kvadratinių mylių plote, JAV pakrančio apsaugos tarnyba nutraukė paiešką dėl 11 dingusių Deepwater Horizon įgulos narių. BP dabar paskiria 2 komandas, kurios turi sustabdyti nuotėkį. Viena komanda gręš pagalbinį gręžinį, o kita komanda dirbs, kad užsandarintų gręžinį. Pagalbinis gręžinys – tai antras gręžinys išgręžtas kampu į pradinio gręžinio pagrindą, kuris leis gelbėjimo komandai įpumpuoti sunkų gręžimo purvą, vadinamą slopinimo purvu, ir cementą į pradinę gręžinį bei visam laikui jį užsandarinti. Tačiau jie negali užsandarinti gręžinio pagrindo, kol laisvas srautas nesustos. Pirmiausia, reikia užsandarinti gręžinio viršų. Kad užsandarintų gręžinį, antrai komandai reikia pastatyti sandarinimo įrenginį. Tačiau tai užtruks, todėl pirmiausia, jiems reikia rasti būdą, kaip suvaldyti laisvai tekančią naftą ir dujas.
Balandžio 25 dieną jie vėl bando aktyvuoti prieš fontaninio preventoriaus vidurinį vamzdžio užspaudėją, naudodami ROV karštąją jungtį ir nešiojamą povandeninį akumuliatorių. Akumuliatorius saugo suslėgtą hidraulinį skystį akumuliatoriuose, kurį galima išleisti, kad būtų suteiktas papildomas hidraulinis slėgis reikalingas žirklių užspaudėjams aktyvuoti. Tačiau BP inžinieriai nežino, kad vamzdis yra išlinkęs, todėl visi jų bandymai baigėsi nesėkme. Balandžio 29 dieną išsiliejimas pasiekė Luizianos pakrantę, išsiplėsdamas per 600 mylių plotą. Gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį ir per kelias dienas beveik 100 mylių naftos sulaikymo užtvarų yra išdėstoma. Norėdama sumažinti išsiliejimo poveikį, BP po vandeniu tiesiai prie nuotėkio šaltinio įpurškė cheminius dispergentus, kai nafta teka iš gręžinio vamzdžio. Dispergentai paprastai naudojami paviršiuje, kad suskaidytų naftą į mažus lašelius, kurie nusėda ant jūros dugno, iš akių, iš galvos. Esu girdėjęs nemažai pasakojimų apie cheminius nudegimus ir vėžį susijusius su dispergentais, iš savanorių dirbančių paplūdimių valymo darbuose. Nežinau viso cheminio dispergentų poveikio povandeniniai ekosistemai, bet negaliu įsivaizduoti, kad daugiau cheminių medžiagų pumpavimas į vandenyną būtų geras dalykas. Gegužės 1 BP inžinieriai atkreipė dėmesį į žiedinį preventorių, didelį žiedo formos įrenginį, naudojamą gręžimo metu užsandarinti gręžinio angą. Guminis sandariklis turėtų sudaryti slėgiui atsparę užtvarą aplink gręžimo vamzdį ir neleisti naftai ištekėti per pakėlimo vamzdį. Tačiau neteisingai išsidėstęs vamzdis gręžinio angoje neleidžia žiediniam preventoriui užsandarinti gręžinio. Gegužės 2 dieną Development Driller 3, pusiau panardinamasis itin giluminio vandens gręžimo įrenginys, pradeda gręžti pirmąjį pagalbinį gręžinį mažiau nei už pusės mylios nuo MC252. Pagalbinis gręžinys yra patikimas būdas sustabdyti išsiveržimą, jei nuotėkio nepavyksta sustabdyti. Tačiau tam reikia laiko ir tikslumo, kad būtų sėkmingai įvykdytas. Gegužės 7 dieną į vandenį nuleidžiama 125 tonų sulaikymo kupolas, dar vadinamas kesonu. Jis bus pastatytas virš didžiausio nuotėkio stovo vamzdžio gale. Šis kesonas yra plieninė konstrukcija maždaug 12 metrų aukščio. 7 metrų pločio ir 4 metrų gylio suprojektuotas taip, kad surinktų iš vamzdžio galo besiveržiantį naftos srautą tarsi apverstas piltuvas. Vamzdis piltuvo viršuje nukreips naftą į surinkimo laivą paviršiuje. Nuleidžiant užtvarą ant jūros dugno, kupolo viduje pradeda formuotis hidrato kristalai. Iš gręžinio kylantis metano dujos, susimaišiusios su šaltu jūros vandeniu, sudaro ledo pavidalo kristalus, kurie užkemša kupolą, trukdo srautui ir padaro kupolą teigiamai plūdrų. Kupolas, užpildytas įstribusiomis dujomis ir nafta, iškyla į paviršių link laivų, taip sukeldamas susidūrimo pavojų. Jūreiviai ir inžinieriai sugeba atgauti kontrolę ir patraukti sandarinimo kupolą tolyn, kol šis nepadaro jokios žalos. Jie pastato jį ant jūros dugno atokiau nuo pratekančio gręžinio. Sandarinimo kupolas nėra visiška nesėkmė. Jie sužino, kad ateities konstrukcijose reikia numatyti metanolio įpurškimą į kupolą, kad būtų išvengta hidrato kristalų susidarimo. BP inžinieriai pereina prie kitos savo idėjos. Stovo vamzdžio įterpimo įtaisas veiks kaip šiaudelis įkištas į sulūžusį vamzdį, kad ištrauktų naftą iš vamzdžio. Po 2 nesėkmingų bandymų BP inžinieriai įstato mylios ilgą vamzdį į sulūžusį vamzdį, kuris nukreipia dalį naftos į gręžimo laivą paviršiuje. Vamzdis per dieną išsiurbia apie 2000 barelių, tai yra maždaug 1/4 iš 8000 barelių patenkančių į vandenyną. Nafta ir dujos nukreipiamos į paviršių apdorojimui arba deginimui, kur jos sudeginamos. Tačiau tai tik trumpalaikė priemonė, skirta sumažinti į vandenyną patenkančios naftos kiekį. Kitą dieną naftos platformos gręžimo įrenginys Development Drill 2 pradeda gręžti antrąją pagalbinę gręžinį. Kadangi įleistinis vamzdis suteikia šiokį tokį palengvėjimą, BP pradeda dirbti prie Top Kill plano – pumpuoti sunkųjį gręžimo purvą per apsaugos nuo išsiveržimo įrenginį į gręžinį su pakankama jėga, kad sustabdytų naftos tekėjimą. Tačiau jie nerimauja, kad slėgis gręžinyje išstums purvą atgal, todėl jiems reikia būdo, kaip jį sulėtinti ir užblokuoti. Inžinieriai paruošia tai, ką jie vadina junk shot.
Norėčiau būti dalyvavęs susitikime, kuriame jie bando paaiškinti Junk Shot direktorių tarybai. Jie prijungia Junk Shot kolektorių tiesiai prie įvadų iš šono prie išsiveržimo prevencijos įrenginio, naudodami lanksčias žarnas vadinamas jungiamosiomis linijomis. Tada jie suleidžia kamšymo medžiagas ir sunkųjį purvą į išsiveržimo prevencijos įrenginį. Junk Shot – mišinys užpildytas susmulkinta virve, gumos gabalėliais, rutuliniais sandarikliais, padangų fragmentais, golfo kamuoliukais ir akmenimis. Tai tokios šiukšlės, kokias mano 6-metis prikimštų į kanalizacijos vamzdį, kad jį užkimštų. Po 3 dienų ir 6 nesėkmingų bandymų užkimšti gręžinį sunkiais purvais ir golfo kamuoliukais, jie pereina prie kitos idėjos – apatinio jūrinio Riserio paketo Top Hat dangčio sulaikymo sistemos. Pirmąją birželio savaitę, praėjus maždaug 6 savaitėms po avarijos, BP operatoriai panaudoja hidraulinį kirpiklį, panašų į gelbėjimo žirkles, kad nupjautų didžiąją dalį prie apsaugos nuo išsiveržimo pritvirtinto sulenkto Riserio vamzdžio. Kad gautų lygų paviršių, jie naudoja deimantinį vielinį pjūklą, kad nupjautų likusi vamzdį arti apsaugos nuo išsiveržimo įrenginio. Deimantinis pjūklas įstringa, todėl jiems tenka naudoti hidraulinį kirpiklį ir pjauti žemiau deimantinio pjūklo. O tai palieka nelygų kraštą, kurio jie stengiasi išvengti. Operatoriai prijungia 4-osios versijos Top Hat sulaikymo dangtį, kuris sandarina aplink prieš fontaninį įtaisą, taip padidindami surinkimo efektyvumą, o nafta nukreipiama į paviršiuje esantį laivą. Į dangtį pumpuojamas metanolis, kad būtų išvengta ledo hidratų susidarimo, kurie galėtų užblokuoti mylios ilgio vamzdį kylantį nuo dangčio. Tačiau jiems nepavyksta sulaikyti visos tekančios naftos. Nedidelė dalis vis tiek išteka pro apatinį kraštą ir per 4 atviras angas įrenginio viršuje, kurios nebuvo užsandarintos kaip planuota. Surinkimo kupolas gali surinkti 6000 barelių naftos per dieną. Po savaitės šis kiekis padidėja iki 10 500 barelių per dieną. Ir surinkimo kupolo kasdienis surinkimas pasiekia apie 15 000 barelių naftos per dieną, gerokai viršydamas 8 000 barelių per dieną, kuriuos, kaip manė, išsiliejo iš gręžinio. Šis rodiklis padidinamas iki 35 000 – 60 000 barelių per dieną. BP inžinieriai nusprendžia pakeisti Junk Shot kolektoriaus srauto kryptį. Užuot įpurškę purvą ir golfo kamuoliukus, jie naudoja tą pačią sistemą, kad išgautų dar 10 000 barelių per dieną. Tačiau gręžimo laivas, valdantis Junk Shot kolektorių, neturi saugojimo talpos, todėl jie turi deginti naftą ir dujas. Iki šiol komanda taikė trumpalaikės priemonės naftai surinkti, tačiau tai netrukus pasikeis. Liepos 10 dieną naftos išgavimas sustabdomas, o Top Hat sulaikymo kupolas nuimamas, kad būtų galima sumontuoti naują 3 uždarimo vožtuvų dangtį. Ši nauja dangtis yra tarsi priešfontaninis įtaisas, uždėtas ant pirminio priešfontaninio įtaiso. Jis turi veikiančius hidraulinius stūmoklius, kurie gali sandariai užspausti gręžinį arba prijungti pakėlimo vamzdį, kad nafta būtų iškelta į paviršių. Kol jie keičia viršutinį dangtį į 3-ąjį užsandarinimo įrenginį, nafta 48 valandas teka į įlanką. Tačiau ši konstrukcija turėtų leisti operatoriams atgauti kontrolę. Liepos 12 dieną naujas 40 tonų svorio 3 stūmoklių užsandarinimo įrenginys yra sandariai pritvirtinamas ant originalaus apsaugos nuo išsiveržimo įrenginio. Kitas žingsnis – patikrinti gręžinio sandarumą. Beveik iš karto jie aptinka nuotėkį. Prireikia dar 3 dienų pakeisti besisunkiantį elementą ir bandymas pradedamas iš naujo. Liepos 15 dieną po beveik 3 mėnesių BP praneša, kad naujas uždengimo įrenginys pirmą kartą nuo avarijos sustabdė naftos tekėjimą. Gręžinio uždarimas paviršiuje suteikia trumpalaikį palengvėjimą, tačiau paviršiaus dangtelis yra vienintelė silpnoji grandis. BP turi užsandarinti gręžinį, kad atlaikytų rezervuaro spaudimą. Liepos pabaigoje BP gauna leidimą atlikti statinio slopinimo operaciją. Statinio slopinimo operacija sugrąžins naftą ir dujas atgal į rezervuarą ir subalansuos gręžinio slėgį. Rugpjūčio 3 dieną gręžimo laivas Q4000 pradeda pumpuoti gręžimo purvą per droseliavimo ir slopinimo kolektorių per Deepwater Horizon apsaugos nuo išsiveržimo įrengin į MC 252 gręžinį.
Ką tik po vidurnakčio komanda pasiekė slėgio pusiausvyros būseną, kai gręžimo purvo svoris sulaiko gręžinio slėgį. Inžinieriai tada į gręžinį pumpuoja cementą, o jam sukietėjus atlieka slėgio bandymą. Per kelias artimiausias savaitės jie palaipsniui sumažina slėgį nuo paviršiaus, o rugpjūčio 21 dieną BP patvirtina, kad cemento kamštis už sandarinio MC252 gręžinį. Tačiau dar liko viena vieta, kurią reikia užsandarinti. Rugsėjo pradžioje inžinieriai nuima Deepwater Horizon apsaugos nuo išsiveržimo įrenginį ir išsiunčia jį į Louisianą tyrimui. Jie įrengia naują apsaugos nuo išsiveržimo įrenginį toje vietoje. Rugsėjo viduryje Development Driller 3 pagalbinis gręžinys susikerta su MC252 gręžiniu virš naftos telkinio, o kitą dieną jie įpumpuoja cementą į gręžinio pagrindą. Rugsėjo 19 dieną, praėjus 5 mėnesiams po avarijos, BP užbaigia galutinę užsandarinimo iš apačios operaciją ir visam laikui užsandarina Macondo gręžinį. Nutekėjimas buvo sustabdytas 2010 m. Liepos viduryje, praėjus 86 dienoms nuo išsiveržimo pradžios, o gręžinys galutinai užsandarintas rugsėjo 19 dieną. Deepwater Horizon į Meksikos įlanką išleido 4,9 milijono barelių naftos, kuri padengė apie 1300 mylių pakrantės. BP išleido daugiau nei 1,6 milijardo dolerių bandymams atgauti gręžinio kontrolę ir dar 65 milijardus dolerių valymo išlaidoms, teisinėms išlaidoms, susitarimams ir baudoms susijusioms su išsiliejimu padengti. Bendra žala ekonomikai vertinama net iki 145 milijardų dolerių. Deepwater Horizon nuolaužos vis dar yra jūros dugne. Norėdami pamatyti dar vieną sudėtingą gelbėjimo operaciją, spustelėkite dabar ekrane rodomą vaizdo įrašą.